Kokiais jausmais gyveni šiandieną? Su kokiomis mintimis atsikėlei? Ir ar vis dar griaužiasi dėl vakar? Tai, visas namas girdėjo, kaip jūs susėdėt. Žinai ką? Tau atrodo, kad į laiptinę dabar eiti nesaugu? Tau atrodo, kad reikia palaukti nakties? Sukasi mintis, kaip išeiti nusipirkti maisto produktų. Kad nei vienas kaimynas manęs nepamatytų. Pasislėpsiu mėnesiui laiko ir galbūt kaimynai užmirš. Ir va tas jausmas su šitais scenarijais, tai yra tavo kaltės ir gėdos jausmas, kad jūsų konfliktas įsivėlė taip garsiai, kad galbūt sutrukdė ir kitų žmonių ramybę. Ir tai tave veda iš proto. Tau reikia spręsti vienu metu labai daug problemų. Ir tos problemos visos persekioja tave. Reikia pagalvoti, kaip išvengti kaimynų, nes tau gėda, tau nepatogu. Reikia sugalvoti, kaip sustiprinti santykius su vyru, tą tokį turėti giluminį ryšį, kai pasižiūriu ir žinau, ko jam reikia. Ar ne? Tiesiog galiu jį permatyti, suprasti, kada patylėti, kada prisiglausti, kada dar kažką padaryti, kad jis nuo to būtų laimingas ir pas jumis nekiltų pykčių. Kita dilema taip pat yra, kaip būti tai ekstrasensijai, kuri numatys visus įvykius ir visą tai gražiai sukoreguos. Bet tu neturi kada susikaupti ties šitais elementais, nes tu galvoji, o ką pagalvojo kaimynai? Ką pagalvojo kaimynai? Gerai, jie vakar neiškvietė mums policijos. Bet ką jie apie mus galvoja? Kaip aš dabar tai pasirodžiau? Kaip mano šeimos idilė dabar tai pasirodė? Ir tai yra patys svarbiausi tau klausimai tą akimirką. Bet tu pamiršti vieną dalyką. Tu jaudiniesi dėl kaimynų jausenos, būsenos, jų minčių, jų nuomonės. Visa tai tau yra labai svarbu. Bet pamiršti vieną detalę. O tai, ir aš ką tik pamiršau paminėti, kaimynų, vyro savijauta, aplinka, būsenos, tau labai yra svarbu. Ir tai rodo, kad tau visada yra svarbu, kaip jaučiasi kitas, ką jis galvoja, ką jis išgyvena. Ir atrodytų, tokie dalykai yra savaime suprantami ir pagirtini, ar ne? Nes, o kaip kitaip bendrauti, kaip kitaip gyventi su žmonėmis, ar ne? Ir va čia ir yra tas kabliukas. Kai mes nuolat jaudinamės, ką pasakys kiti, nes gyvenam pagal kitų nuomonę, ar ne? Kai mes nuolat pergyvename dėl kitų jausmų, išgyvenimų, jų situacijų, mums nėra kada pagalvoti, o ką šiandien aš jaučiu. Juk vakar aš turėjau skandalą. O tai ką aš šiandien jaučiu? Aš sudaužyta. Aš ne fiziškai sudaužyta, bet iš vidaus aš esu sugniuždyta, sudaužyta, pilna krūtinės skausmo. Man tai blogai. Ir aš nežinau, kaip su tuo susitvarkyti. Bet kad man to nereikėtų išjausti, aš automatiškai fokusuojuosi, ką išgyveno kaimynai,
kaip dabar jaučiasi mano vyras, nes jeigu aš jaučiuosi tokia sugniuždyta ir sudaužyta, reiškia, mano vyras 10 kart blogiau jaučiasi. Ir mano mintis visada sukasi apie kitus. Ir tai yra mano vidinė strategija, kad nepajusti, kaip iš tikrųjų aš jaučiuosi. Tai tarsi šydas, apsauginė tarsi sistema, kuri mano visą vidų fokusuoja į kitus žmonės, kad man nereikėtų tvarkytis su savo vidumi, kad man nereikėtų išsiverkti, kad man nereikėtų dirbti su vidinėmis problemomis, kad man nereikėtų trukdyti savo skausmo šaltinio ir jį išsivalyti ar ne, kad man nereikėtų ten išsikopti, išsivalyti, išsilaižyti žaizdas. Kad aš tiesiog visą tai padėčiau į skrynelę, uždaryčiau ir uždėčiau etiketę vėliau. Vėliau. Nes man dabar yra svarbiau kiti, ką jie išgyvena, ką jie galvoja. Ir šita tavo savybė atrodytų tiesiog yra nuostabiai gera, bet jinai labai kenkia tau. Kada tu uždarai visus savo jausmus ir problemas, jos pradeda ne tose knygelėse, skrynelėse ar seifuose kažkur tiesiog kauptis. Jos kaupiasi tavo būtent kūne. Ir kuo daugiau mes suspaudžiam emocijų, kuo daugiau mes suspaudžiam įvairiausių situacijų, kuo daugiau mes visus išgyvenimus surenkame į save, bet nepradirbam jų. Tai yra, neanalizuojam pagal sistemą, tai yra, nepaleidžiam pagal sistemą, kada man skauda, bet aš tai užrakinu ir apsimetu, kad man neskauda, o turėčiau tą patį skausmo šaltinį tiesiog paleisti, pradirbti, kad jis manęs nebetrukdytų ir man neskaudėtų. Bet kada aš jį užrakinu, jisai susikaupia kažkur mano kūne. Ir kuo daugiau tokių šaltinių kaupiasi mano kūne, tuo daugiau atsiranda problemų. Ir mes tada pradedam klausti, kodėl man pradeda šlubuoti sveikata. Tai yra dėl 2 elementų tavo gyvenime. Pirma, tu visada pasirūpini kitais, bet ne savimi. Antra, tu tiek dažnai save kaupi neišgyventas emocijas skausmą, neleisdama tam visam prasidirbti, kad jisai taip pat pradeda veikti tavo organizmą. Ir išlenda per įvairias ligas. Ir atrodytų tokios mažutytės ligos mane išbėrė ir mane išbėrė. Bet tai rodo, kad organizmas nebesusitvarko su prikauptu skausmu, kurio tu nepripažįsti. Nes tau skaudu pripažinti. Ir visoje šitoj sistemai reikėtų mažytės korekcijas. Išmokti tvarkytis su savo jausmais. Leisti savo išjausti taisyklingai, kad nepakenkti savo ir aplinkai. Ir kaip tai padaryti, reikia tam tikros sistemos. Kaip prieiti prie to, kad išmokti atpažinti savo jausmus, išmokti atpažinti mintis, visą tai analizuoti ir mokėti su tuo dirbti, taip, kad visą tai nebesikauptų manyje ir tai neužgautų nei manęs, nei aplinkos, tam reikia tam tikros sistemos, kurios niekas mums neduoda mokykloje. Taip, per matematikos pamokas mums davė daug formulių, kurias mes sėkmingai pritaikėm mokykloje. Bet emocijų formulės niekas mums nedavė. Mums kaip tik sakė, užgniaužk, nejausk, negražu, negalima,
nepridera. Ir mes gyvenam būtent pagal šitą formulę. Kai reikėtų ją visiškai sulaužyti ir pradėti išjausti. Bet išjausti pagal sistemą, kad neužgauti savęs, neužgauti kitų ir kad emocijos visos nesikauptų manyje. Taigi, domina tokia sistema. Dėk laiką, komentuok ir aš su tavim susisieksiu